Štai orai po truputį šąla, artėja žiema ir žinot tokį dalyką, kai žiemą nušąla nosis arba sušąla nosis, ar sušąla, nežinau net kaip kirčiuoti, jinai tampa tokia mėlyna, šalta nosis, ne? Vokiečiai, pavyzdžiui, apie šaltą nosį sako kalte nose, latviai sako kažkaip augs deguns, estai kylm ninja, ukrainiečiai холодный nis, o lenkai, man atrodo, sako zininos, o mes sakome šaltanosiai. Ir tai ne šiaip savo pasakymas, tai yra žymiai daugiau prasmių tame šaltos nosies apibūdinime. Tai taip pat yra puikus patiekalas, senovinis lietuviškas patiekalas, koldūnai, kuriuose yra varškė ir mėlynės. Ir kai jie išverda, jie truputį pamėlynuoja, dėl to galbūt ir tas pavadinimas yra kilęs šaltanosiai. Lengvai pagaminamas, užsiverdat vandenį, primenu, kaip viską reikia virti, atsidarot pakuotę, išmaišot vandenį, kad koldūnai nepriliptų prie dugno ir supilat. Dar pamaišyti galit, nes matau, kad čia sustoja mano sūkuriai, tiesiog, kad jie nebūtų prilipę prie dugno. Ir šaltanosius reikia virti visai nedaug, kokias 5 minutės, kai tik jie iškyla, dar kelias minutės ir griebkite lauk, nes ten yra tik tai varškė ir mėlynės, tai jiems virimo daug nereikia, nes antraip jie po to gali ištešti ir nebebūtų tokie gražūs. Tai kol jie verda, aš tik priminsiu šūkį. Jeigu nori keliauti po pasaulį, griebk šakutę, o dar geriau šaukštą ir ragauk pasaulio puodų koldūnus. Bus labai skanu. Ir šiaip artėja pasninkas. Tie, kas jo laikosi, be abejo, gali išmėginti per pasninką valgyti šaltanosius su mėlynėmis ir varškę. Nu, kas nevalgo varškės, tai iš pasaulio puodų koldūnų serijos galite ragauti lenkiškus virtinius, kurie yra su bulvėmis. Irgi be mėsos. Pasirinkimas yra. Na, aš lauksiu dabar tas kelias 5 minutės. Pagal Sido amtelėjimus aš girdėsiu turbūt, kada jau jie bus išvirę. Ar ne, Sidai? Tu būsi mano laikrodis. Gerai, geras šuo. Taip, taip. Ir tu valgysi šaltanosių. Gerai, jeigu nori, tai nori. Prabėgo tos 5 minutės ir aš jau traukiu šaltanosius, kurie štai jau šiek tiek ir pakeitė spalvą. Tas mėlynių mėlynumas jau tiesiog prašyte prašosi į gomurį. Štai. Nekantrauju paskanauti. Šaltanosiai prie panosės ir kvapas kaip šaltanosių, varškės ir mėlynių įdaro. Aš labiausiai jos mėgstu su grietine, įsidedu šiek tiek ir pirmas šaltanosis atliks iškilmingą ritualinį patekimą į nasrus. Skanu. Ir maloniai nuteikia gomurį. Belieka priminti, griebk šakutę, o dar geriau šaukštą ir keliauk su pasaulio puodų koldūnais.